Sveiki visi, kam įdomu, susitikome trečioje dalyje 4x4 kubiko. Dabar paprastai paaiškinsiu, kas negali atsitikti 3x3 kubike, jisai visą laiką susisuks. O lyginiuose skaičiuose jau atsiranda klaida, kurią matote dabar šičia. Tai yra, jeigu pavadinsime šitą kryžių, tai viena kryžiaus kraštinė, jinai būna apversta. Ir matome, kad 3 kraštinės yra geltona 1, 2, 3, o ketvirtoji kraštinė, tos 2 yra jos teisingai susuktos, bet paprasčiausiai reikia apversti. Tai yra naudojama speciali formulė, 15 sukimų. Ją reikia išmokti mintinai, nes jinai toliau tęsis kiekviename tolimesnėme kubike ir jinai bus reikalinga, jeigu norėsite dar žaisti toliau. Taigi laikome front face'as veido pusę ir šita formulė yra sukama 15 kartų ir tada šita kraštinė yra atstatoma į vietą. Paprasčiausiai šita formulė randasi internete, ją reikia ilgai ir nuobodžiai pasimokyti, kam greičiau, kam blogiau. Žiūrėkite, matote, kad kryžius yra, atitinka, viskas atitinka ir čia paprasčiausiai jau kryžius nesigauna. Dabar jį reikėtų paprasčiausiai susukti, dabar ieškome kampų. Aš šitame kubike padariau dabar taip, kad du kampai iš karto netitiktų. Šitas atitinka, jį belieka apsukti, paliekame. Šitas atitinka, jį belieka apsukti, paliekame. O šičia jau yra vėl klaida. Žalias yra mėlyno pozicijai, mėlynas yra žalio pozicijai. Ir toj parodysiu, dėl ko šita klaida yra. Susukus galutinai šitą kubiką, jį galima susukti, bet kas atsitinka? Atsitinka tai, kad atsitinka negeras dalykas, kad šitos dvi spalvos, matote, žalia spalva yra mėlynos vietoje, o mėlyna spalva yra žalios vietoje. Ir šitą dalyką pakeisti galima. Čia nėra baisus dalykas, tai yra keičiama taip. Tai yra, reikia išardyti kryžių dar kartą. Tai yra vėl formulė, kuri dabar išardė kryžių. Matote, kad raudonas su mėlynu nebeatitinka ir žalias su oranžiniu atitinka, bet nėra klaidos, viena ta kraštinė yra atsukta. Tai dabar reikia kryžiaus 3x3 kubiko taikyti 2 kartus. Aš taikau formulę, yra internete, kaip atstatyti reikėjo šitą su ilgesnė formulė, jinai ten yra iš 18 sukimų, man pasirodė per ilgą, aš truputėlį susukčiavau, paėmiau ilgesnį kelią iš 3x3 kubiko ir dabar 2 kartus suksime kryžių, atstatysime šitas 2. Parodysiu, kaip. Taip. Dabar matome, kad šitas jau yra geltonas ir oranžinis ir žalias atitinka, tik tai netitinka dabar mėlynas su raudonu. Kartojame viską tą patį kartą, dar 2 kartus. Ir turime mes kryžių. Viskas spalvos atitinka, geltona, oranžinė, žalia ir raudona. Dabar paprasčiausiai turime atitaikyti kampus. Žalias, geltonas, raudonas jau atitiko. Paprasčiausiai surandam mėlyno poziciją, atstatome mėlyną į poziciją ir matome, kad viskas atitinka. Dabar tik tai reikia paprasčiausiai juos apversti ir apverčiama, kiekvienas yra po 2 kartus sukama
Ir jie atsistato į savo vietas. Taip. Ir mes susukome kubiką, ištaisėme visas klaidas, kurias turėjome. Tai gali būti tų klaidų, gali nebūti, gali pavykti iš pirmo karto. Tai tiek, iki sekančių susitikimų.